Labas rytas iš Portugalijos. Esu Porto mieste. Tik ką jį atvykau, tai ačiū dideliems kamščiams, kurie padėjo pamatyti įspūdingą krantinę. Tai upė išgraužusi uolose labai gilią vagą, o ant šlaitų namai. Iš vienos pusės į kitą milžiniški tiltai, žodžiu, be galo įspūdingas vaizdas. Tiesą sakant, nesu tokio matęs. O kaip matote, aplinkui visas dangus yra užtrauktas dūmais, nes didžiuliai gaisrai šalia miesto, čia kaukia sirenos, važiuoja greitosios gaisrinės, policija, toks labai įtemptas metas. Čia pačiam centre, prie tos gražios pasivaikščiojimo alėjos šalia upės yra požeminis parkingas, tai jisai kaip spiralė išgręžtas žemyn. Po žemę nusileidau -4 aukštą, bet tai yra tikrai ne pabaiga. Bet jo, pavyko prisiparkuoti, tai dabar tiesiog keliauju į upės pakrantę ir pabandysiu ir jums parodyti, kaip jinai atrodo. Štai koks įspūdingas vaizdas, begalinio grožio krantinė ir pastatai kitoj pusėje. Labai gaila, kad nėra giedra ir nėra galimybės juos geriau pamatyti. Ir ten toliau jau šlaitas nebe toks status, bet grįžtant atgal už manęs iš abiejų pusių yra be galo status šlaitas. Šitas tiltas metalinis, per jį važiuoja tramvajai ir eina žmonės. O tolumoje ten matosi didžiulis betoninis tiltas kažkur padebesyse. Visas dangus užtrauktas dūmais, saulė irgi paskendusi dūmuose, tokia raudonos spalvos. Visur traukia dūmai. Labai gražus pastatai ir iš šitos pusės ir tokia labai plati erdvė pasivaikščioti palei upę. Tai aišku, oras labai užterštas, tai prasivaikščiosiu tik labai trumpai, bet pabandysiu prasieiti. Dar į ką noriu atkreipti dėmesį, kitoje upės pusėje yra labai gražus laivai, primena kaip Venecijoje gondolas, tai gal keletą kartų didesni. Ir jais irgi yra plukdomi turistai, kurie atvyksta į šitą miestą. Tai labai gražus miestas, nežiūrint to, kad antras Portugalijoje pagal dydį, bet labai rekomenduoju atvykti ir tiesiog čia pasivaikščioti, galbūt užtektų ir vienos dienos, kad pajausti tą grožį. O dar dvi vietos, kurias norėčiau aplankyti, tai jų nuostabi biblioteka senovinė ir katedra. Tai toks planas šiandienai prieš išvykstant toliau. Iš tiesų begalinio grožio šitą pakrantę, jūs tik pasižiūrėkite, kokie pastatai, kokie tiltai, upė, kitam krante, irgi tokie įspūdingi nameliai ant kranto. Ir čia norėtųsi tikrai visą dieną praleisti ir tiesiog mėgautis tuo vaizdu, stebėti praeinančius žmonės, kažką valgyti. Turbūt ideali vieta ir parašyti vieną kitą novelę. Sustojau prie Lidlo nusipirkti maisto pakeliui į Barceloną, nes nusprendžiau į Madridą nevažiuoti. Barcelonoje įspūdingesni patys pirmi 5 objektai. Ir štai pasižiūrėkit, už mano nugaros vienoj pusėje miestelėje giedras dangus, o jeigu apsisuksiu į priešingą pusę, štai ten jis yra absoliučiai juodas ir kyla debesis ir iš vienos pusės, iš kitos pusės dega miškai. Ir mačiau pravažiuodamas, kaip ugnis iš tiesų atėjusi į žmonių kiemą. Stovi namas, betoninis ir vienoj pusėje namo dega žolė tiesiog kieme mieste ir kitoj pusėje namo dega žolė kieme mieste. Ir čia irgi už mano nugaros tiesiog kyla dūmai ir dega miškas visiškai netoliese. O pats Porto miestas jis apgaubtas dūmais, ant kai kurių kalvelių tik tai skaidrus oras, o daugumoje apie 80 km važiavau per dūmus ir tik dabar išsisklaidė tie dūmai, bet ir vis tiek iš įvairių pusių viskas dega. Kokiegi čia tie piligrimo pietūs, tai bananai,
lęšiai, tūnos salotos ir smūfis. Kelis eurus tik te kainavo vakar už tą patį saloje. Cies saloje sumokėjau apie 20 eurų. Ryte išvykau iš Porto miesto, pravažiavau visą Ispaniją, ten tas dykumas, vyninės, vieną kolonėlę tik tai radau per visą Ispaniją. Ir va štai už manęs tas galutinis tikslas, jo, teko nakvoti kolonėliai dar pakeliu ir šiandien važiavau 350 km iš ryto ir apie pietus atvykau į šių 2 dienų galutinį tikslą. Net negaliu patikėti, nemaniau, kad pamatysiu gyvai, matydavau paveikslėliuose, girdėjau begalę istorijų, visi apie šitą vietą kalba, visi apie ją pasakojo, perskaičiau jos istoriją statybos ir toliau tęsiasi. Va, bet esu čia, absoliučiai negaliu patikėti. Artėjant link šitos vietos mieste visiškai nedaug žmonių ir kavinės pustuštės, bet likus kokiem 100 metrų. Visos gatvės užsipildo, visi skverai užsipildo ir visi žmonės žiūri į viršų ir fotografuoja be išimties. Tai va, tikslas pasiektas, reikia dabar jį apžiūrėti, pačiupinėti ir pamatyti iš arčiau. Šalia katedros yra parkelis priešais ją, kur su tvenkinuku, o ten šiek tiek matosi tvenkinukas, tvenkinukė gylis turbūt 10 cm. Tiesiog matyt sumažina karštį šioje vietoje karštą dieną. Ir daugybė žmonių šitam parkeliai. Aišku, visi fotografuojasi prie pat katedros, nes ten yra, galvoja, kad gražesnis vaizdas, bet iš tiesų vaizdas atsiveria iš parkelio, būtent iš čia. Ir čia va dar yra ir suoliukai, tai žodžiu galima atsisėsti priešais tvenkinį, tarp medžių, šešėlyje ir grožėtis tą neišpasakytą katedrą, kur iš tiesų atrodo ypatingai. Gal darant nuotrauką, kadangi jinai yra labai masyvi, tai jinai matosi kaip labai maža ir labai kompleksiškas objektas. Tai sunku pasakyti jos, įvertinti jos vertę, bet priėjus iš arčiau ir pamačius, kiek yra detalių ir pradėjus stebėti tas detalės, ten kažkokie vaisiai, augalai, medžiai ant tų kupolų. Žodžiu, yra kažkas nepakartojamo. Vien iš išorės čia galima būtų turbūt savaitę praleisti, kad įžiūrėti visas detalės. Tai va, labai įspūdinga vieta ir numeris 1 turbūt Ispanijoje iš tokių vat kultūrinių objektų, kurį verta būtų pamatyti. Tai tikrai nesigailiu sukoręs bendroj sumoj 1100 km automobiliu, vien tik tam, kad čia vat ateiti į šitą parką ir užmesti akį į tą nuostabią katedrą. Labas rytas, vis dar esu Ispanijoje, netoliese Barcelonos, bet šiandien jau palieku šią šalį. Vakar iš tiesų atvykau, aplankiau Šventos Šeimynos katedrą, pasiėmiau 2 autobusų turus, tai ten su visom stotelėm tai virš 5 valandų turbūt aš važinėjau po miestą. Išvažinėjau visą miestą ir galiu pasakyti, kad labai įspūdingas ir ten galima drąsiai praleisti savaitę. Tai yra ir pajūrys,
be galo graži pakrantė, uostas ir jachtos ir jūra, kur galima maudytis. Yra kalnai, ant kalnų yra istoriniai pastatai, jodinėti galima žaisti tenisą arba šiaip tiesiog pasivaikščioti. Yra pats senamiestis su labai gražia alėja, per kurią galima prasieiti, yra labai fainos siauros gatvės. Visą laiką, kai važiavau, tai nosį kuteno kvapai maisto, tokie saldus, aštrus, garstyčių kažkokių, keptos mėsos. Va, tai tikrai nuostabus miestas. Tada pernakvojau šalia Barselonos ir šiandien ryte atvažiavau, čia yra toksai didelis prekybos centras Carrefour. Va, jisai už mano nugaros. Jisai čia yra didžiausias prie Barselonos ir tiesiog noriu iš čia parvežti lauktuvių. Susirasti kažkokio vyno, kažkokio skanaus maisto, o sekanti stotelė už 1000 kilometrų bus jau Prancūzijoje, tai Valencija, jinai yra šalia Paryžiaus ir Paryžius, tai yra dvi pačios įspūdingiausios vietos Prancūzijoje, viena šalia kitos. Kirtau Ispanijos, Prancūzijos sieną ir pasiieškojau vietelės, kur tiesiog sustoti, pavalgyti. Va, ir kas man vis dar palieka įspūdį, tai va tos nuostabios palmės, kurių visur prisodinta pakelyje. Ir ta pati Barselona pasitiko ir išlydėjo palmių alėjomis. Va, tai tikrai labai gražios iš tiesų stotelės Prancūzijoje, kur galima sustoti, pernakvoti, pavalgyti. Ispanijoje to kažkaip ganėtinai trūko. Labai jos gražios yra ir Portugalijoje. Va, o pati Ispanija truputėlį galėtų dar labiau pasistengti tuo klausimu.